išplėskit vaikų teisės, nu kaip gali vaikai ateiti į tokius renginius. Išplėsti vaikų teisės ir tegu paima jų dokumentus ir patikrina. Moksleivių sąjungoje yra aiškiai pasakyta, kad tai yra politinė visuomeninė pamokėlė. Dabar pamokos. O kam tie plakatai, pamokėliai, kam plakatai? Čia įžeidžiančių plakatų gali būti ir viskas. Įžeidžiančių Remigijų Žemaitaitį. Atsakomybė, jūs ateisit pas mane mokytis į universitetą. Jūs ateisit. Ir ką jūs atsinešėt? Čia yra arba... Šitus pažymus atsinešėt už politinę reklamą. Šitus? Čia iš valstybės saugumo departamento. Būsit specialistai? Aš jūs klausiu iš valstybės saugumo departamento. Ponai, tylite, blogai. Reikia vis dėlto pasakyti, iš kur esate. Filmuoti renginio organizatoriai nepageidauja. Filmavimas mūsų renginyje yra nepriimtinas. Tai užsidėti liemenę. Pajungsim raciją. Ir žinai turbūt kaip naudotis, ne? Jeigu kokie nesusipratimai patys nieko nedarote, kviečiate tik tai atstovus pagalbos. Ar jūs galite filmuoti? Jinai pasakė, čia atseit pamoka vyksta, bet tai pamokų laikas baigėsi. Aš esu studentas, jeigu ką, tai čia ne visą. Kas yra? Kas bus sumaišti, sukelsite triukšmą, bus pasityčiojimai iš Remigijaus Žemaitaičio. Skirti keiksmažodžiai ant plakatų Remigijui Žemaitaičiui buvo užrašyti, bet ačiū Dievui išvesdino iš salės. Gąsdino jaunimą, pasakau, kas yra Landsberginiai, gąsdino jaunimą. Nieko blogo dabar nedarom. Jūs nieko nedaro. Taip, mes stovim, rodom plakatus, ne? Puiku. Taip, ir viskas. Tai kodėl jūs mūsų turi teisę neįleisti? Kodėl šitų jaunų žmonių turi teisę neįleisti? Neturi, tai yra viešas renginys. Viešas renginys, gali ateiti visi, kas nori teisingai. Tai kodėl jūs mūsų neįleidžiate? Aš jūsų... Jums prašysiu gėda būti iš tikrųjų jaunimą gąsdinčią, pulti, persekioti. Kaip iš varto pasakiau, kas yra Landsberginiai. Jūs savo poziciją negalite apriboti mano laisvės, kur aš noriu būti. Jūsų pozicija negali apriboti mano laisvės. Aš laisvę irgi norėjau, bet neišleidau anksčiau laiko. Labai gerai, jūsų visai kita situacija. Jūs provokatorės. Teisės turi būti išvaryti dabar. Tai daug praeiti. Jūs varo, jūs daug praeiti. Mums neduodat praeiti. Jaunas žmogus turi būti kultūringas. Mes nieko blogo nedarom. Jūs stumdo dabar mūsų. Apsiraminkite, jūs numet mūsų čia. Ūkiškai čia reikia. Aš politikai. Iš policijos. Dirbkit, turėkit smegenų ir nebūkit kažkokie Natūralu, kad mes nenorim teisto antisemito važiuoti. Lietuva ateina daryti triukšmautų iš Lietuvos. Mes nei vieno jokio triukšmo nedarėme. Mes norėjom ramiai su plakatu. Ramiai su plakatu. Tikrai nesu antisemitų, tas, kuris sugeba įžeidinėti, gąsdinti. Normalios faneros ten nusipirkai kardono prie konteinerių, pasimė ir atėjo. Taip, iš jūsų Markerį išikšlino markerį. O juk ne vieną vaikus persekiot, pavyzdžiui, Facebook'e viešint vaikų informaciją, persekiot vaikus, kurie dalyvavo. Čia yra 284 baudžiamojo kodekso pažeidimas pagal 284 straipsnį. Reiškia, jūs, ir teisingiau ne jūs, o jūsų tėveliai neša atsakomybę už bet kokį viešosios tvarkos pažeidimą. Antras dalykas. Dabar tai, ką jūs darote, yra piketas. Tai ta prasme, yra susirinkimas iki 14 žmonių arba daugiau. Šiuo atveju aš matau daugiau. Apie piketą turėjote visų pirma pranešti savivaldybei. Savivaldybei tokio pranešimo nėra. Antras dalykas, jau užsitraukėte atsakomybę pagal administracinių nusižengimų kodeksą. Su plakatais jūs trukdysite kitiems žmonėms, didystę paprastai. Ir aš norėčiau įsitikinti, kad jūs esate pilnametis ir kad jums nereikia jūsų globotinių arba jūsų tėvų sutikimų. Man vien tik tai jūsų pareiškimų nepakanka. O kodėl žmonių pakako? Nu, matyt, akivaizdžiai.
Tai jūs čia dabar... Pagal brandos požymius. Jūs čia... Nu, turime jau susikaupusią žmonių grupę, kurią norim palydėti iš pastato. Pareigūnas koks? Tikras. Ar tikras? Nu, aš jums turėčiau atsakinėti klausimus. Aš jums paprasčiausiai pasakau, kam reikia pasiruošti. Tai saugiai išeiti gryną orą, nes čia labai toli. Į langą reikia sudaryti. Gylimas, nebūkit marionetės. Čimasi buvo, kišimasi, keiksmažodžiai ant plakatų, viską gaila, aš ten nebuvau, būčiau vedęs už Aš pritariu, kad taip daryti yra neetiška, bet čia žmonės nieko nedarė, tai aš nelabai suprantu. Ir dar kitas dalykas, kas organizavo paminklų nugriovimą, bandė nugriauti mūsų Lakštingalos poetės Salomėjos Nėries paminklą, kas? Kas nešė Stalino saulę? Ji nenešė Stalino saulės, ji buvo išprievartauta, pasigilinkite. Prašom, apleisti pastatą. Nepageidaujami čia. Kodėl nešęsat nepageidaujami ir prašau išeiti. Pradėsiu reikalauti. Jei nereikalausit, bus išlaikyti. Kuo užsiema, ką jie daro, kokie partijai priklauso. Man ir žmonės irgi susipažįsta. Galiu pakartoti, kiek noriu kartų nepageidaujami ir turit išeiti. Sakėt, kad mes nepageidaujame dėl provokacijos, kuri vieta čia provokacija. Administracija jūsų čia nepageidauja ir jūs turit išeiti. Leis patalpas. Apie provokacijas nekalbam, esate nepageidaujami, renkitės, veikite kitų. Ar pakarto dar. Vykdykit mūsų reikalavimus gerai, nes laukiam visus. Gerai, jūs čia gali būti, mes mažinam, bet antramus tai negali būti. Klausim, ko norėsim įti antramus. Tikrai ne, pasakyta, kad gali. Ko norėsim? Ne, tai sakėte, jeigu galima paklausti kažko, jeigu norim, tai tada galima. Ne, jūsų neįleidžia, suprantat, Į antrą aukštą į antrą aukštą jūsų neįleidžia. Kadangi jūs esate nepilnamečiai, tą konferenciją jūsų neįleidžia. Aš turiu kaip ir tėvų leidimą, viskas gerai mane čia išleido, bet nebuvo atsiųsta, kur aš galėčiau pasirašyti ar ten parašą Tai padėti mano reikėjo tėvui. pasidomėti patiems prieš renginį, ar Nebuvo to reikalingas, tai reikėjo Tai paskambinti yra viešas renginį. renginys, tai yra Palaukit, nepertraukit. Jeigu Metų tarnyba. Kiek metų atliko karinę tarnybą? žiūrėkit, 2 metai buvusiai sovietinėje armijos Svarlovskos sritis. Sovietinėje armijoje tarnavo, taip? Taip. Renginys yra viešas, mes atėjom čia savanoriškai, čia yra pilietinė veikla ir mes turim pilną teisę čia būti. Ir kad ateina policija mus išvyti, tai jie irgi neturi tokios teisės to daryti. Mes gyvename Lietuvoje ir nors esame nepilnamečiai, bet aš nematau priežasties, kodėl neturėtume turėti teisės pasišnekėti su vienu žmogum, kuris šiuo metu valdo mūsų šalį. Nes mums vis dėlto negalima sakyti, kad jaunimas nesirūpina savo tėvynę, jeigu mums net neleidžiama yra ateiti viešą diskusiją su vienu žmogum, kuris mūsų tą šalį valdo. Tai aš manau, kad tai yra labai nepagrįsta. Diskutavau. Policininkai žino įstatymą. Labai gerai, labai pasisveikinus. Ramus įžeidė, dėdamas kitą žmogų. Aš taip, kad atsisės dabar aš tau sakau. Jūs pageidaujat, kad policija iš jūsų priimtų pareiškimą? Tikrai taip, aš pageidauju, taip nebūčiau kvietęs. Mes tada priimsim jūsų pareiškimą. Taip. Ir būtinai, kaip pilietis nufilmavo, tai bus kaip faktinis įrodymas. Jo, jis... Nes kitu atveju, suprantat, būtų labai sunku, nes policijai viskas eina pagal faktinį įrodymą, ne? Taip. Tai filmuota vaizdo medžiaga yra iš principo faktinis įrodymas. Tai pateiksit mums faktinį įrodymą ir tada asmuo bus patraukiamas administracinė atsakomybė. O kaip jūs tam padarėte, sakykite? Reiškia, kaip vadino, šūdo gabalę ir parodė, kad mane va šitaip reiškia. O ką tai reiškia? Kad iš privataus atseit. Įrodė.